Tiems, kas mane matote pirmą kartą, mano vardas Mantvydas, aš užsiimu medinių konstrukcijų statybą. Na ir šiandieną parodysiu Jums, kaip išgręžti skylę gipso kartone. Turbūt iš karto daug kas iš Jūsų norite man kažką tai blogo parašyti komentaruose, bet sakydamas, kaip teisingai išpjauti skylę, aš turiu omeny tai, kad kaip ją išpjauti iš pirmo karto tiksliai. Aš suprantu puikiai, kad skylę išgręžti gipso kartone gali kiekvienas, bet išgręžti ją tiksliai toje vietoje, kur reikia, čia jau yra šiek tiek sudėtingiau. Tai va, pradėsiu nuo būdų. Tai pirmas būdas yra toksai, kad kada yra imamas kažkoks tai kampas, yra imamas metras, nu ir aišku, nustačius išmintingą veidą, galima pradėti matuoti ir aiškintis, kurioje vietoje gipso kartone reikia išsipjauti skylę, kad viskas sutiktų gražiai ir tvarkingai. Tai turbūt, kam yra tekę tą daryti, tai su manim puikiai sutiks, kad kai kada to nepavyksta padaryti iš pirmo karto. O aš Jums šiandieną parodysiu, kaip mes tą darome ir kaip mes visada pataikome iš pačio pirmo karto, nenaudodami nei metro, nei kažkokių tai kampų, nei dar kažkokių tai dalykų. O naudojame tiesiog paprasčiausią lazerį. Kas sekate mane, jau matėte mano šitą vežimėlį ir žadėjau Jums papasakot, kam aš naudoju šitą va tokį savadarbį tokį stovelį. Tai va šiandien aš Jums parodysiu, kam aš jį naudoju. Dabar pas mumis yra montuojamas gipsas ant lubų ir mums reikia išsipjauti skylės, kur yra kabeliukai. Reiškia, vienas kabeliukas pas mumis yra priešgaisrinės signalizacijos, kitas kabeliukas turi išlysti iš gipso kambario apšvietimo. Ir dabar kaip mums įsiaiškinti, kaip iš pirmo karto mums išgręžti skylę. Lygiai tas pats būna ir su ortakiais, būtent ventiliacijos ortakiais, kada yra sumontuoti ortakiai standus. Šiuo atveju pas mumis tai yra sumontuoti tokie lankstus, tai mums asmeniškai dar lengviau, mums nereikia nieko gręžioti, bet kai kada būna namuose, kad susimontuoja standus ortakiai, kur jų pajudinti negalima nei į vieną pusę ir skylę reikia išgręžti tiksliai. Tai kaip mes dabar išsimatuojam, kaip pataikom visą tą darbą iš pirmo karto. Tai va, lazeris. Lazeris reikalingas arba taškinis, arba toksai, kuris duoda žymas į viršų ir į apačią. Aš turiu sujungti du spindulius vertikalius ir lazerio susikirtimo vieta ir yra mano taškas, kuris atsišviečia ir ant grindų. Ir ant grindų atsišviečia. Dabar ką aš toliau darau? Toliau aš savo tašką sutaikau su būtent ta vieta, kur man turi būti išgręžta skylė. Va taip. Ir ką darau toliau? Toliau aš imu pieštuką ir užsibrėžiu, kurioje vietoje taškelis man yra ant grindų. Dedu X arba varnelę, jokių skirtumų. Vieną atsimatavau, toliau man reikia atsimatuoti ir antrą. Viską kartoju. Visą procedūrą kartoju, pasigaunu centrą. Lazeris labai jautrus, aišku, reikia šiek tiek laiko. Viskas, turiu centrą viršui, žymiu centrą apačioj. Viskas, užduotis yra tokia, kad vieta, tikslė vieta, kur yra man reikalinga skylė lubose, aš turiu persinešti ant grindų. Kaip mes tą padarome, nesvarbu, kas tai bebūtų. Ar tai būtų ortakis, ar tai būtų didelio diametro skylė, ar mažo diametro, visiškai jokio skirtumo. Viskas yra daroma lygiai taip pat. Ar mažai skyliai, ar dideliai. Vsio, traukiam lazeriuką iš kelio. Imam savo gipso kartoną, pas mumis jau yra paruoštas. Ir keliame jį ant lubų. Viskas. Po to, kai gipsą mes prisidedam prie lubų, geriausiai gipsą prisidėti taip, kad jisai būtų kuo tiksliau,
kuo arčiau mūsų tos vietos, kuri mums yra reikalinga. Nes jeigu, tarkim, gipsą mes nuleistume šiek tiek žemiau ir bandytume atsižymėti tą tašką, tai tą būtų padaryti labai sudėtinga, todėl kad, nu, žodžiu, reikia gipsą pasidėti ten, kur jisai jau iš tikrųjų ir bus. Toliau ką mes darom? Imam vėl lazeriuką ir dabar jau apatinį tašką taikom su mūsų pasižymėta vieta. Sutaikom apatinį tašką ir tada jau viršutinį tašką turime pasižymėti, kurioje vietoje. Va. Dedu varnelę. Šitoje vietoje tiksliai žinau, kad čionais yra mano kabeliukas. Vieną atsižymėjau. Reikia atsižymėti kitą. Tai pasižymiu kitą. Viskas. Toj vietoj aš žinau tiksliai, kad pas mane yra kabeliukas būtent tiksliai toje vietoje. Turbūt daug kas pasakytų iš karto, kad kodėl to nepadarius darbo tiesiog iš viršaus, nes čionais pas mumis yra pakankamai vietos, kaip prasigręžti tą skylę. Bet ne visur būna tokios situacijos. Pavyzdžiui, pas mumis čionais eina šlaitas, todėl čionais mes turime daugiau vietos, o anam gale namo mes neturime iš vis tos vietos. Todėl ne visada būna tos vietos taip kaip čionais. Nežiūrint į tai, ar mes turime tos vietos ar neturim, aš visada naudoju būtent tokį metodą. Niekad manęs nepaveda. Visada išsipjauna tiksliai ir labai greitai. Все, prieš pjaunant, aišku, geriau biškį nusileisti gipso kartoną. Išpjoviau skylės. Dar kartą pasikartosiu, kad neturi reikšmės, kokio diametro yra skylė. Šitas metodas visada puikiai veikia kiekvienoje situacijoje. Viskas, ką lieka padaryti, tai tiesiog paimti, prasikišti laidus. Gipsą prispaudžiam į vietą. Все, galima sukti. Tai va, su lubom mes susitvarkom tokiu būdu. Pafilmuok, kaip atrodo. Daugam turbūt iškyla klausimas, kam ta OSB plokštė tose vietose, kur laidai kyšo. Bet apie tai aš nufilmuosiu atskirą video, būtent apie tvirtinimus, kur kokie tvirtinimai yra reikalingi karkasiniam name, kad nereiktų pergyventi, kad ant sienų ar ant lubų kažkokie tai šviestuvai nesilaikys ar dar kažką. Tai va, o dabar ką mes darom su sienom? O su sienom principas irgi iš tikrųjų tas pats. Tik tai šitoj vietoje mums reikalingas toksai va, paprastas irgi reguliuojamas stovas lazeriu. Pavyzdžiui, čionais pas mumis buvo irgi va, elektros kabeliukai išlindę. Čia po gipsų irgi lygiai taip pat yra OSB plokštė. Tai
Prieš užsukinėjant gipsą, lazerio spindulį, susikirtimo vietą sugaudom su mūsų reikiama vieta. Ir viskas. Užsidedam gipsą, prasigrėžiam skylę, išsitraukiam laidą, prisukam gipsą. Viskas. Darbas labai paprastas. Ačiū visiems už dėmesį. Kam patiko, būtinai nepamirškit laikų, komentuokit, dalinkitės, prenumeruokit kanalą. Iki kitų video.